Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Brangus broliai seserys, mėly senjorai, šiandien bažnyčia mini šventąjį Jeronimą, švento rašto vertėją, kunigą, bažnyčios mokytoją. Melskimės, kad visi pamiltų šventąjį raštą ir kuo nuoširdžiau pažinę Kristų jį šlovintų visų gyvenimo. O suprasdami, jog ne visuomet šlovinome Viešpatį, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžiną gyvenimą. Amen. Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Kristau pasigailėk, Kristau pasigailėk. Pasigailėk, Kristau, pasigailėk. Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Melskimės. Dieve, šventajam kunigui Jeronimui įkvėpė švelnią ir gyvą šventojo rašto meilę. Leisk ir mums kasdien maitintis tavo žodžiu ir jame rasti gyvenimo prasmę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Skaitinys iš pranašo Zacharijo knygos. Taip kalba kareivijų Viešpats. Bus dar taip, jog ateis tautos ir daugelio miestų gyventojai. Vieno miesto gyventojai eis pas kitus ir sakys: eikime maldyti Viešpaties rūstybės, ieškoti kareivijų Viešpaties, eisiu ir aš. Daugel tautų ir galingų genčių ateis ieškoti Jeruzalėje kareivijų Viešpaties ir maldyti Viešpaties rūstybės. Taip kalba kareivijų Viešpats. Anomis dienomis 10 įvairiakalbių tautų vyrų nutvers už Abdaro vyrų iš Judo ir jį sulaikęs sakys: mes norime eiti su jumis, nes girdėjome, Dievas yra su jumis. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Dievas su mumis Emanuelis, Dievas su mumis Emanuelis. Šventuose kalnuose Siono miestas įkurtas, Viešpats jį labiausiai brangina. Iš visų Jokūbo žemės vietovių skelbiami galingi dalykai apie tave, Dievo.
mieste. Dievas suvise Emanuelis. Rahaba Babelį garbintojai savo laikysiu. Štai Filistės ir Tyro taipogi Etiopijos žmonės. Ir jie laikomi bus kaip čia gimę. Ir kalbės apie Siono kalną. Motin jam ir atčiamgyvė visi ale vieno, ypač aukščiausiasis laiko. Dievas suvise Emanuelis. Viešpats rašys tautų sąrašo knygoj, tautų čia gimtinė. O jūs savo gėdos šokdamos šokį, visos manosios versmės iš tavęs krikštą. Dievas su mumis Emanuelis. Alleluja, 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 alleluja. Žmogaus sūnus atėjo, kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Alleluja, 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 alleluja. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės linkui. Tai girdėdami mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Bet jis atsisukęs sudraudė juos, jie pasuko į kitą kaimą. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Brangus broliai ir seserys, šios dienos Evangelijoje matome, kaip Viešpats Jėzus trokšta gyventi su žmonėmis ir skelbti linksmąją ir gerąją Evangelijos naujieną. Jis ne tik gydo, prikelia mirusius, grąžina regėjimą akliesiems, bet jis trokšta būti su žmonėmis. Ir matome, jis ateina su pasiuntiniais į Samarijos vieną kaimą ir žmonės jo nepriima. Tai pasikartoja tie dalykai, kurie buvo jam užgimus. Jis turėjo gimti Betliejaus tvartelyje.
nes nebuvo vietos užeigoje. Ir šiandien matome, kaip viešpats Jėzus nepriimamas. Kiek žmonių uždaro savo duris ir neįsileidžia gyvenimo davėjo. Kaip skaudu visą tai matyti. Ir jeigu nepriimame Jėzaus, mes nepriimame gyvenimo davėjo, mes nepriimame meilės. Juk apaštalas Jonas sako, Dievas yra meilė. Ir kas pasilieka meilėje, pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame. Jeigu mes nepriimame meilės, iš kur mūsų širdyje bus meilė, tuomet mes matome žmonių širdyse, kiek daug neapykantos, pavydo, keršto, apgaulės. Netgi karai kyla dėl to, kad nemylime. Jeigu mylėtume, argi išdrįstume žudyti žmonės? Argi išdrįstume duoti tokius įsakymus, kad reikia sunaikinti? Ir Evangelijoje šiandieną buvo tas pats. Mokiniai sako, Viešpatie, mes norime tiesiog, kad siųstume ugnį iš dangaus ir sunaikintume tą kaimą, kuris nepriima tavęs. O Jėzus nenori viso to. Jis yra taikos ir meilės Dievas. Jis nenori per prievartą įeiti į žmonių širdis. Jis nori, kad žmonės laisvai priimtų meilę ir gyventų tikėjimo šviesoje. Šiandien vyksta tas pats pasaulyje. Tie, kurie nepažino Jėzaus, trokšta sunaikinti žmones, kaimus, miestus. Kaip skaudu visą tai matyti tam, kuris trokšta taikos, meilės ir gailestingumo. Todėl šiandieną minėdami šventąjį Jeronimą, šventojo rašto vertėją, kunigą ir bažnyčios mokytoją, prašykime, kad jis, kuris taip giliai pažino švento rašto mintis, atskleistų ir mums šventojo rašto puslapių prasmę ir mes pažinę Jėzų eitume tuo tikruoju keliu ir suprastume, jog niekas mūsų negali atskirti nuo Dievo. Kaip ir apaštalas Paulius sakė, kasgi mus atskirs nuo Dievo meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas. Mes visą lengvai nugalime dėl to, kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras, sako apaštalas Paulius, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei viešpatystės, nei praeitis, nei dabartis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje. Tad skaitykime šventąjį raštą, gilinkimės į viešpaties meilės žodžius, maitinkimės tais žodžiais, kad gyventume visavertį gyvenimą ir visi pasiektume dangaus tėvynę. Visuotinėje maldoje melskime Dievą taikos ir malonės visam pasauliui, tarsime, išklausyk mus Viešpatie. Dieve, padėk savo tikintiesiems taikoje gyventi ir niekam blogo už blogą neatsilyginti. Išklausyk mus Viešpatie. Dieve, padėk tautų valdovams, kad jų darbas žmonių gerovei nebūtų veltui.
Klausyk mus viešpatie. Dieve, būk gailestingas klystantiems ir nusikaltusiems, kad jie atgautų tėvo malonę. Išklausyk mus viešpatie. Dieve, padėk mūsų jaunimui sekti šventųjų globėjo pavyzdžiu. Išklausyk mus viešpatie. Dieve, priimk mūsų parapijos mirusiuosius į savo šviesos karalystę. Išklausyk mus viešpatie. Dieve, tavo rankoje laikai ir amžinybė. Padėk Kristaus atpirktiesiems ramiai gyventi ir savo darbais tėvo draugystę laiminti. Išklausyk mus viešpatie. Laimink viešpatie Lietuvos prezidentą, Seimo narius, vyriausybę, suteik jiems šventosios dvasios dovanų. Išklausyk mus viešpatie. Laimink viešpatie šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, žuvusiems laimingą amžinybę. Išklausyk mus viešpatie. Stiprink viešpatie ligonius, kenčiančius, nelaimingosius, benamius, pabėgėlius, padėk jiems susilaukti Dievo ir žmonių pagalbos. Išklausyk mus viešpatie. Laimink viešpatie Lietuvos žmonės, kad visi pamiltų šventąjį raštą ir pažintų Dievo meilę. Išklausyk mus viešpatie. Amžinasis Tėve, tavo gerumas neapsakomas ir tavo dovanų vertė begalinė. Globok Kristaus kraujo atpirktuosius ir veski nesibaigiančią laimę su tavimi ir šventaisiais, kur tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Ta žemės. Kelias jau pramintas, nebijok širdie aukos. Kelias jau pramintas, nebijok širdie aukos. Tau netrams kančia didesnė už tą, kuri Golgotoj, nebus kančia didesnė už tą, kuri Golgotoj nebus. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima viešpats iš tavo rankų šiauką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę. Duok mums viešpatie šventojo Jeronimo pavyzdžiu perprasti tavąjį žodį, kad galėtume tavo didybei dar uoliau atnašauti išganimo auką. Prašome, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Kelme viešpatie. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tave išpažinti ir tau dėkoti, šventasis viešpatie visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu savo gerumu žmogų kilnų sukūrei, o kai jis nuodėmę užsitraukė pasmerkimą, jį atpirkai pagailėjęs per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais cherubinai, serafinai ir šventųjų minios tau reiškia džiaugsmingą sutartinę šlovę. Leisk ir mums, meldžiame, prie jų prisidėti, drauge su jais nuolankiai tau giedoti. Šventas, šventas, viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Osana, 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 aukštybėse, Osana, Osana,
Tikrai, tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės, jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiam pasaulį, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems, tavo malonė baigusiam žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų, Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Esame vieno dangaus tėvo šeima, tad kreipkimės visi kartu į mylimą dangaus tėvą tardami, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo. Ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpatės ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė jums.
Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Atradęs Viešpatie surašytus tavo žodžius, ryte juos rijau ir mano širdį užtvino džiaugsmas, linksmybė, kad tau priklausau, mano Dieve. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Paklydęs
Melskimės. Šventieji sakramentai, kuriuos su džiaugsmu priėmėme Šventojo Jeronimo dieną, te palenkia Viešpatie žmonių širdis gilintis į tavo apreikštąjį žodį, kad suprastų, ko reikia laikytis ir laikydamiesi laimėtų amžinai gyvenimą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Malda prašant pašaukimų. Jėzau gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigai bažnyčio kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųsk darbininkui savo vynuogyną, siųsk savo bažnyčią vertų kunigų, atsiųsk brolių ir seserų vienuolių, duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoji mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi. Prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvęsto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Kad mes Šventojo Jeronimo užtarimu giliau pažintume šventąjį raštą ir labiau pamiltume Jėzų, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpaties vardui. Dabar ir Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės, Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Aš jums atsiųsiu rožių lietų, iš dangaus, iš beribio dangaus, džiaugsmuose ir skausmuose lydėsiu ir parodysiu kelius link jo šviesos. Aš jums atsiųsiu rožių lietų, iš dangaus, iš beribio dangaus, džiaugsmuose ir skausmuose lydėsiu ir parodysiu kelius link jo šviesos. Aš jums atsiųsiu rožių lietų, iš dangaus, iš beribio dangaus, džiaugsmuose ir skausmuose lydėsiu ir parodysiu kelius link jo šviesos.